nelabai aiškios kilmės ir lyties draugų Knysliuku išsiruošė pasivaikščioti ir kūrė naują dainelę. Param, pam, pam. Nu, rupūžėka nesirašo. Žiauriai šiandien nesirašo. Kažkokia kūrybinė krizė užėjo. Taip, Pūkuotukas ir Knysliukas abu išgyveno kūrybinę krizę. Jie plaukiojo tarp debesėlių. Oi, kokia krizė maloni. Klausyk, Knysliuk, man šovė į galvą tokia mintis. Aš sakau, gal geriau einam pas ką nors į svečius, ką? Pas ką? Gal, sakau, einam, nes gal pavalgyti už dyką gausim. Gal pas tave einam? Ne. Kodėl? Tu neturi pavalgyti? Ne. Tada pas tave netinka, taip iš tikrųjų. Klausyk, Knysliuk. Žinia, Pūkuotukas, Sigis Pūkuotukas visada mėgo skaniai pavalgyti. Klausyk, gal einam pas bites, jos medaus turi. Ką? Kam vėl, o kam ir labai skanu. Klausykit, bitės. Oi, šitas, čia ne šiaip sau, klausyk, Knysliuk, čia man atrodo, kad tu dūski, ne? Ne. Ne, nu aišku, kam tau dūsti, tugi ne bitė, reikia ieškoti bičių, bitės, mes čia atėjom, bitės. Oi, man tos bitės labai gražios, jaunos, bet man jos neatrodo draugiškos. Klausyk, Knysliuk, žiūrėk, gal mes galėtumėm joms su poezija galvą apsukti, jos jaunos, nepatyrusios, kaip sakai, ką? Bet mums kūrybinė krizė. Krizė, nesvarbu, aš turiu seną, bet gerą eilėraštį. Aš paskaitysiu. Paskaityti? Skaityk. Tarp mergelių ir knygelių gyvenu, tikrą kalbą su bičiuliais aš randu. Bibliotekoj vėjai pučia, nori mes saldaus medučio, nors tauragėje ir rūkas, šaunios mintys galvoj sukas, sugalvoju šičia viską aš kitaip. Taip. Nors algų mums nepakėlė, ne bėda. Gerą nuotaiką mes nešam visada. Ką daryt, kai sugalvoju, bitutes sukontroliuoju, džiaugias miestas knygų švenčių renginių gausa. Taip. Pam, param, 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 pam, pam. Pam, param, 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 pam, pam. Pam, param, 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 pam, param, 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 pam, pam. Nereikia to. Medutis. Klausyk, Knysliuk, ateik pavartas. Ačiū, bitutės. Bučiuką. Rodosi lietus kaupėsi. Nieko, mes suspėsim. Klausyk, Knysliuk, ateik, Knysliuk, medučio valgysim. Tupkis. Ne, žinai, gal nevalgykim. Geriau padovanokim šitą mažą indelį medaus, Nijoliai, gal gausim didelį indą. Gerai? Einam dovanot. Kur Nijolė? Nijolė! Štai kokį dosnumą, kokį draugiškumą parodė Sigis Pūkuotukas. Ir draugas Knysliukas, ir nuo šitos akimirkos medaus slėnyje įsivyravo taika, ramybė, tolerancija ir meilė tarp visų bibliotekos bičiulių ir svečių. Taigi visi dabar imkime ir pasibučiuokime. Pasibučiuokime. Taip, pasibučiuokime visi. Bučiuokitės, nes lietus nenustos lyti. Greitai, visi pasibučiuokit, lietus nustos greičiau lyti. Taip, į pastogę. Visi pasibučiuokim.